Sveiki, aš esu Šarūnas Jasiukevičius, o jūs žiūrite laidą Šaulio kelias. Šiandieną yra pirmoji mano mokymų diena. Pirmas kartas, kuomet apsirengiau štai šią uniformą. Šiek tiek jaudinuosi, nežinau, kas manęs laukia. Atėjau šiek tiek anksčiau. Labą dieną, šiandien susirinkom į užsiėmimą tema rikiuotės ceremonijos, tai rikiuotė ir karinės ceremonijos. Nuo šito prasideda visas įvaizdis kiekvieno kario, šaulio, kaip atrodo elementariai judėdamas paprastai rikiuotėj, nes tolimesni veiksmai ir mūšio lauke, išlaikyti atstumus, tarpus tarp šaulių, tarp kolegų ir panašiai, kad neįsiverš per daug į priekį, tai motyvacija būtent reikalinga rikiuotės supratimas, nes nemokėdami rikiuotės jūs galite sudarkyti visą rikiuotę ir kovos, ko pasekoje gali gautis tiesiog nedidelis nesusipratimas arba tam tikri netikslumai ir sužlugti galbūt net ir operaciją. Tai pradėsim rikiuotės ceremoniją. Rikiuotės ceremonija tai bus daugiau ši paskaita teorinė ir sekantis užsiėmimas bus grynai praktinis, kada atliksim rikiuotės aikštę arba kažkokioj nustatytoj vietovė. Pasibandysim praėjimus, išėjimus iš rikiuotės, įsirikiavimus ir panašiai. Tikslas: karys po pratybų turi žinoti rikiuotės sąvokas, rikiuotės rūšis, karių pareigas, prieš rikiuojantis ir rikiuotėje. Iki to viso daėjimo, kur jisai turės eiti, kad nesudarytų chaosą. Rikiuotės ir ceremonijos statutas nustato Lietuvos Respublikos ginkluotų pajėgų vienetams ir atskiriems padaliniams rikiuotės pratybų bei karinių ceremonijų tvarka. Kad jūs būdami šauliai, dalyvaudami bendrose pratybose su kariuomenė, tiesiog visi pagal vienodą statutą suprastume tą pačią sąvoką, kada kairėm, dešinėm, kas yra frontas ir tam tikros kitos sąvokos. Rikiuotės rengimas yra sudedamoji kariuomenės vienetų kovinio rengimo dalis. Ji ugdo karių dėmesį ir kolektyviškumą, tobulina jų gebėjimą valdyti savo kūną, ugdo ištvermę ir tai lemia karių drausmę kasdieniniame gyvenime. Rikiuotė yra pagrindas rengiant karinį vienetą bendriems veiksmams joje. Kariai įpranta greitai ir tiksliai vykdyti vieneto vado komandas ir įsakymus. Čia dažnai bus sutinkami kariai, tai šauliai yra ta pati sąvoka, jūs įeisit į karių sąvoką. Rikiuotės tikslai: vienetui judėti iš vietos į kitą vietą, statuto nustatyta tvarka ir perrikiuojant vienetą į žygio prieš kovinės ar kovinės rikiuotės. Tai ką aš pradžioje minėjau, jūs turėsit suprasti, kada yra prieš kovinės rikiuotės, po to eigoj, kada jau pereinama grynai mūšio ir panašiai, įsisklaidimai visi skirsti. Rikiuotės būna įskleistinė ir žygio. Skleistinė rikiuotė tai karių išdėstymas fronto linija. Ji gali būti eilė, dvieilė, trieilė, porų eilės ir panašiai iki 5 ar dar kažkiek. Tam, kad neįsiplėstų labai kolona, nes jeigu viens paskui kitą, tai 100 žmonių jau 100 metrų grubiai. Jeigu mes padalinsim į 3, jau gausis tik 33 metrai. Ši rikiuotė taikoma vienetų karinio bendro pratybų arba apžiūros metu, tiesiog jinai sutankėja, suspaudžiama ir panašiai. Išretinta rikiuotė, kai tarpai tarp karių yra per ištiestas kairės rankos. Išsitiesia ranką į vieną pusę kairė, tai grynai viens šalia kito, tai kitas irgi stovės per ištiestą ranką. Ne, tankioji yra per sulenktą ranką, tiesiog per alkūnę lengvai sulenkiama, po to parodysiu, pasibandysim. Toliau. Žygio rikiuotė tai karių išdėstymas vorą į rikiuotės gilumą. Kariai gali būti išdėstyti po 1, po 2, po 3 arba daugiau. Tai rikiuotės statute nustatyta karių vienetų išsidėstymas bendra veiksmų tvarka. Rikiavimas. Veiksmai, kuriais sudaroma arba keičiama rikiuotės rūšis. Tai pats procesas rikiavimas, ką ir kalbėjau. Tai veiksmų seka. Eilė, vienas šalia kito stovintis kariai, mašinos ar tai vienetai, tai bus eilė, šonai sustovi. Nes dažnai maišo eilė ir vora.
Vora tada, kada pasisuka, gaunatės viens kitam už nugaros, o eilė, kada šonu pasirikiuoja. Karys privalo patikrinti, ar tvarkingas ir neužterštas ginklas. Kad žinot, irgi prieš pasimdamas, jisai iš ginklinės turi įsitikinti, kokia jo ginkluotė, tvarkingi šaudmenys, uniforma bei ekipuotė. Prisiderinti ir susitvarkyti uniformą bei nešiojamą ekipuotę. Kad nebūtų prasisaksę dar kažkas, nes kiekvienas tą ir sudeda savoką. Pasižiūrėt, dažnai pas mus būna užtrauktukai, kišenės pamirštos, merginos mėgsta dažnai pasileidusios, būt plaukus. Tiesiog, tai tas irgi turi būti disciplinuota, plaukai paslėpti po kepurę. Susukti taip kažkaip tai reikia, ar daug gumyčio ar kažko, tai turi būti tvarkingi. Toliau, žinoti savo vietą rikiuotėje, tai dažniausiai, kada jūs kai treniruositės ar kažką, jau jūs maždaug žinosit, kas po ko jau stovi. Ir visą laiką jau už to bėgti už to, nes kad kiekvieną kartą naujai jūs pradėsite painioti. Toliau, mokėti ir greit atsistoti, laikytis tarpų nustatyto atstumo ir saugumo. Nelipti per kitą, nesistumdyti ir panašiai, tam, kad atsistoti savo vietą. Nes vėl palaipsniui greitai, tas greitis didėjimas, pradžio mažiau, tam praktiškai kol vadovas arba vadas suskaičiuos iki 4 arba 6, 5, ten kažkokia, jau jūs turi būrys susirikiavęs. Toliau, be vado leidimo, neišeiti iš savo vietos, nesikalbėti, nerūkyti, nekramtyti kramtomos gumos, nepriklausomai, ką jūs būsit vakar naudojant. Atidžiai klausytis komandų, greitai ir tiksliai jas vykdyti ir netrukdyti tai daryti kitiems. Iš bendrų sąvokų kaip ir tiek. Gerai, tai bendrom tada aš paklausiu tam, kad įsitikinčiau, kaip jūs supratot sąvokas. Taip, kas yra sparnas? Antroji leisiukinukai. Karių grupės, tarkim, kairys sparnas gali būti arba dešinys sparnas. Rikiuotės kraštai, tarkim, eilės. Kas yra taktas? Sekantis. Taktas tai ritmas, kuriuo žengia rikiuotė. Kaip kariai sustoja į vorą? Sekantis mergina. Į vorą tai vienas paskui kitą. Taip, o į eilę? Vienas šalia kitą. Šalia kitą, taip. Tai pagal mano įvertinimus, įvertinu teigiamai visus, vienaip kitaip bent po keletą klausimų tikrai atsakėte ir sekantis užsiėmimai su rikiuotė bus, tai grynai jau praktinis bandysimės. Rikiuotės stovėti pradžioje vietoje, po to jau su judesiais, pavieniai, tada didesnė grupė ir kol pereisim su ginklais. Užbaiginėsim ginklų padėjimas, veiksmai, raportavimai ir visa kita. Tai ši paskaita apie rikiuotės ėmimą buvo baigta, o kita pagal dienotvarkę atitinkamai bus patikslinta. Kaip jums pirmos paskaitos įspūdžiai? Labai patiko, įdomi paskaita, sužinom apie rikiuotę. Mokėsim dabar jau tvarkingai judėti. Nu, aš tai kažkada neįsivaizduoju savęs rikiuotėje, įdomu bus pabandyti. Aš tai išsigandau, kai pasakė, kad bus iš karto klausinėjimai, nes aš tai buvau nusteikęs pradžioje, kad mums paskaito paskaitą, o mes paskui egzaminas tai bus kaip praktinis, o dabar sako iš karto, dabar klausimus uždavinės. Aš nelabai suprantu, pavyzdžiui, kaip tuos visus reikės žingsnius daryti. Sakė, bus per praktinį užsiėmimą, reikės žygiuoti ir parodyti šeimai ir įėjimą. Nu, tai aš dabar suprantu, kad kas yra taktas, kad reikia žygiuoti, bet kaip ten žygiuoti, kaip pasisukti. Aš turėtų parodyti, nes Turbūt parodys, nu taip, pirmą paskaitą nieks neaišku. Gerai, nu tai ką, važiuojam tada į tą praktiką. Pasižiūrėsim, kas ten. Važiuojam. Atvykome į mūsų praktinių užsiėmimų vietą. Šiandieną bus rikiuotės pratybos. Šalta, ne? Oras nekoks pasitaikė. Atvykome į Lietuvos kariuomenės poligoną esantį Gaidžiūnuose. Šiek tiek neramina, todėl kad vienoje pusėje yra stambiųjų kulkosvaidžių pratybos, kitoje pusėje minosvaidžių pratybos. Bet mums išskyrė aikštelę ir dabar mes atliksime rikiuotės pratimus. Šiandien antra dalis yra rikiavimuose mūsų, ką mes atliksim būtent išmoktų iš paskaitos. Tai būtent yra rikiavimasis pats,
Ir po to palaipsniui eisim vietoje posūkiai, išėjimas iš rikiuotės, prisistatymas viršininkui ir pabandysim išmokti pasižiūrėti, kaip einasi su posūkius atliekant einant judesyje. Tai pirmas, ką turim išmokti, tai rikiavimasis pagal ūgį, eilė, vora. Tai tam mes ir dabar pasitreniruosim. Palei tą liniją pradžioj pradėsim rikiavimąsi. Pradžioj dabar pabandom pagal ūgį surikiuoti. Čia toj pusė aukščiausias yra žmogus, šaulys ir tada va taip įsirikiuojame. Šiuo metu jūs stovite eilę po vieną. Nes kaip minėjau, tai kadangi nėra didelis kiekis, tai stosim po vieną. Kada didesnis yra, tai stoja į dvieilį, o jeigu visi kiti elementai, tai yra trieilis ir panašiai. Pradžioj visą laiką atsiminti, jūs turite savo vietą, reikės jums atsistot grubiai per 4 sekundės įsirikiuoti visą šitą. Tai šauliai, įsivaikščioti. Šauliai į eilę po vieną rikiuot. 1, 2, 3, 4. Gerai, spėjo. Kada jums duodama komanda įsirikiuot, atsistojama taip, kojos yra suglaudžiamos, yra per kulną, rankos nuleidžiamos, priekinė kojų dalis, ta prasme patys pirštai turi būti, kad tilptų kulnas jūsų. Toliau rankos laikomos grinai, suspaudžiama, uždengiama nykščiais viršus ir jos prispaudžiamos prie šonų grinai laikomas. Kada bus komanda laisvai, tai tada kas pasidaro? Tada jūsų kojos viena koja yra perstatoma į šoną, tiesiog kairė koja, pečių plotyje ir rankos yra laikomas už nugaros. Kada stovit ramiai, jūsų kojos posūkiai turi suktis grinai ant vienos kojos. Tai jeigu komanda bus duodama kairien, jinai susideda iš 2 dalių. Yra paruošiamoji komanda kai, o rien yra vykdomoji komanda. Koja ant kairės, į katrą mes sukamės, jinai dedamas kulnas, o dešinės kojos pirštais tiesiog. Ir tada pristatoma koja. Jeigu bus dešinien, tada kulnas dešinės, į katrą pusę sukatės, jisai pasisuka ir daromas elementas iš 2 dalių. Tai 1, 2, 1, 2. Kada bus komanda aplink, visą laiką sukamasi vietoje stovint per kairį petį ir apsisukamas 180 laipsnių. Tada dedasi koja į kitą pusę, irgi iš 2 dalių ir 2 atsistojama taip. Aplink. 1, 2. Sekantis užsiėmimas bus pagarbos atidavimas einant, tai pabandysim truputį pasivaikščioti viens pro kitą, stovint, kaip kas atliekama pagarba. Pagarba pakeliama ranka tvirtai, tiesiog suspaudžiama, nereikia, kad jinai labai tempti, drebėtų ar panašiai. Tai tiesiog yra pridedama prie antakio, galima sakyti, įdomiai rikiuotės statute parašyta, prie akinių rėmelis, kur turėtų būti. Gerai, kas turi akinius, dėja, kas neturit, įsivaizduokit, kur būtų rėmelis. Tai ir po pasisveikimo paprasčiausiai nuleidžiamas. Karys atiduoda visą laiką pirmą mažesnis laipsnis aukštesniam. Jeigu tolygiai, tai tiesiog tolygiai irgi atiduodama. Pagarbos atidavimas tai yra mūsų kaip valstybės simbolio atiduodamas. Ir kiekvienas save gerbiantis ir laikantis šaulys taip pat turi atiduoti pagarbą kolegai. Tai dabar pasiskirstysim į poras, tiesiog viens pro kitą eidami, tą ir atliksim praktiškai.
Dabar bus užsiėmimas mūsų tolimesnis išėjimas iš rikiuotės ir prisistatymas viršininkui. Per apdovanojimus ar kažkokius jums reikės išeiti prie vado, ar tai viršininko pakvies ir kad įteiktų, jūs turite tvarkingai atrodyti. Tai iš rikiuotės išėjimas, jeigu jisai nėra nusakomas kiek metrų, tai yra duodamas nuo pirmos eilės 2 metrai žygiuojam. Tiesiog visą laiką žygiavimas kariuomeniai prasideda nuo kairės kojos. Tai tiesiog nuo pirmos eilės yra žengiami 2 žingsniai ir išliekama toliau stovime į vadą pasisukus. Jeigu jūs stovėsite 2 eilėm, tai pirma eilė visą laiką turi būti užpildyta, gale esantis karys, šaulys, turi atsistoti į priekinio eilę. Toliau, prieš visus išėjimus yra šaukiamas žmogus, tai yra šaulys, jisai atsako aš. Pavyzdžiui, Petraitis, aš. Iš rikiuotės išeit, klausau. Tik po klausau, jisai tada pradeda atlikti judesį. Dar vienas koks pastebėjimas, kada jūs stovite rikiuotėj, pagarba neatiduodama. Tai reiškia, rankų nekelia. Kada jau nerikiuotėj, išėję į priekį, jūs privalėsit pakelti ranką. Kada išėję iš rikiuotės, ten pasakysiu 2 ar 3 numeris, sakot aš, rikiuotėn stot, jūs pakeliat ranką, klausau, ir tada atliekat veiksmus ir atsistojat į savo nurodytą vietą. Sekantis užsiėmimas yra žygiavimas, pradžio vietoje, po to grinai judėjimai. Pagrindinis, ką dalykas suderinti, tai yra rankos ir kojos turi būti priešingi judesiai. Dabar pats pakelimas. Koja pakeliama yra apie 15-20 cm nuo žemės, išties tai laikosi šitaip tiesiog. Svorio centras jos ir laikosi. Tada dešinė ranka iškeliama ties saktim ir aukščiau, virš diržo sakties. Tai paprasčiau yra prie bambų. Tuo pačiu metu kita ranka yra atmetama atgal. Paprasčiausiai yra. Atmetama atgal yra. Tai jeigu viena į šitą pusę, kita tiesiog į šitą. Tas pas ir su kojom. Kaip priešingai. Akių žvilgsnis tiesiai. Op, op. Vertinimas atliksime praktiškai, turėsit kiekvienas tvarkingai atlikti bent pagal minimalius reikalavimus išmokti. Praėjom keletą epizodų, rikiuotės užsiėmimo. Kiekvienas ant savo kailio patyrėt, kad nėra taip paprasta. Galbūt iš šono atrodo, kad čia lengva. Kad išlaikyti šitą aukštam lygį susidirbimą, pradžią reikia padirbėti individualiai. Kiekvienam, kam geriau, kam blogiau. Manau, mes tą pasieksim, ateityje labai ištobulėsim. Šiuos užsiėmimus baigiu patenkinamai. Kaip visos grupės, manau, po keletą padirbėjimų būsim jau vertinami ir gerai. Tai sėkmės, visi vaikščiai. Baigėsi mūsų žygiavimo praktinis užsiėmimas. Teoriškai atrodė, kad bus lengviau. Praktiškai tai yra pakankamai sudėtingas užsiėmimas. Dariau daug klaidų nuo pat pradžių. Vien tik tai išeiti iš rikiuotės nemokėjau. Nemokėjau apsisukt, nemokėjau pasukt, bet po kelių valandų praktinių užsiėmimų pagaliau pavyko įvaldyti bent jau tiek, kad vadas užskaitytų mano šitą užsiėmimą. Matau, kiti dar šiek tiek praktikuojasi,
Einu pakalbinsiu, paklausiu, kokie kitų įspūdžiai, kaip sekėsi, ką galvoja. Buvo sunku iš tiesų. Pajutau, kad sunku vykti komandas ir su tais žygiavimais tai tikrai nesumaišyti kojas ir taisyklingai judesius atlikti. Sunku, tikrai galiu pasakyti, gal kad bus geriau man seksis, bet iš pradžių nieko nemokėjau, absoliučiai nežinojau, kaip reikia žygiuoti. Po to biškai išmokau, porą kartų gavosi, sakė, bet iš tikrųjų tai dar daug reikia praktikuotis, kad normaliai žygiuoti.